Taigi reiškia 38 gama žaidimai su interaktyviais žaislais, konsolėmis apvaldyt pasaulį kaip antikristai, babelės kaip fali moteris, visas tas sovietinis pasaulis, visų chaoso teorija ir rytų kultūrose, ir vakarų kultūrose sukūrė šizofreniją 38 gama. Visos valstybės įtikėjo psichiatrais, o aš įtikėjusi astrofiziką. Ir tame telpa daugiau mokslų, daugiau įkų. Tai mokslinis, aiškiai, supratimas. Daugybės mokslų, dešimtukų, daugybės įkų skirtingų, smegenų ląstelių, neuronų, užauginusi su sportu, su vaistais, neuroleptikais. Vėlgi išnaudojama todėl išsenkanti tarps nuo tarpo, kartais mieganti ištisą dieną naktį. Tava tokia chaoso teorijos idėjinė degradacija. Ir debilai, varantys į televiziją, prisižudė vaikų, irgi debilizmas. Kokią kartą jų vaikų užaugsianti? Nežinau, neįsivaizduoju. O atomų besplotnai, Justina, kaip keitė orai, negalėsianti pasavinti mano sielos. Man užsikrauti ant sprando, duok man įvaizdį, negalėsianti. Ir audronės, reiškia, niosenai vaikai negalėsiantys iš manęs aukso išgauti. Nes tą reikės atsakomybę duoti Europos Sąjungai. Ekonominė monopolijos žydų neleidžia laisva rinka, reiškia, iš kažkieno tai vogti mistiką ir aiškinti, kad ta kvaila. Tai taip pasidarė 38 gama, o aš perlipau per žydų avis, reiškia, filosofiją, ir per žydų filosofiją klaunas. Taip, perlipus suvoki filologiškai, futuristiškai, japoniškai, graikiškai, tuos gamtos aukščius kaip šviesmečiai ir astrofizika. Tai va, kaip dirbtinis intelektas gali žmogui padėti su teta dažniu. Taip, 38 dažniai su dirbtiniu intelektu gali padaryti kaltų žmonės šventuosius, rabinais atvykusius katalikų bažnyčią dirbti, ieškančio turto, kur pasavinsi, ir tada skundžia tave, kad tu raganaški demokratija ir astrofizikos mokslam, už ką degindavo katalikus, tokius kaip vienuolį Brunoną. Fizika atraudė žmogus ir astrofizika. Tai štai kokia istorija. Ir ne šitiem visiems veidmainystės punktam dirbtinis intelektas 38 gama, 3 kepurės pabaiga tokiam bepročių iškreiptam suvokimui, kas yra konstitucija. Arba patriotizmas, arba emigracija. Ar asmeninis gyvenimas be giminių iš hebrų. Taigi, Valpurgė neturi žydų chaoso teoriją. Tai ne ta kultūra, ne ta filologija. Taigi žydų pasaulis numurdinęs Lietuvą ir Sovietų sąjungą tiesiog ir liko chroniumi kalinio, o ne šeimą siūlantis psichiatrėm vienišom. Ta pabaiga, reiškia, su jaunimu chroninium hebrom. Ir aš, reiškia, tikiu savimi, teta dažniu,
kai žmogus gali tikėti ne abstrakčių televizorium, o savo psichoanalizę, o dalykam, kuriem atrodė sovietmetis neturi teisės analizuoti apie informacijos pasaulį, ar infraraudonuosius spindulius, ar radio ryšį, ar radio taškus. Žmogus ėjęs tuo keliu sielą gydyti, jaučia skausmą šitokios visuomenės, kuri trokštanti jį sužlugdyti. Todėl humanizmas, sako, yra vertybė. Ir dar, kad pardavinėjimų bobų reiškia, o kūnas gražus yra vertybė, o neparduodama prekė, kad protas, dirbtinis intelektas iškvailint nėra parduodama prekė. Toks gyvenimas, kurį žmogus kiekvienas asmeniškai supranta savotiškai. Ir tas supratimas subjektyvus nėra debilizmas. Tai bandė iškvailint žydai.